Labadiena, gerbėmėjai sporto.tv.lt transliacijų gerbėjai. Su jumis šiandieną sveikinamės iš Klaipėdos Švyturio arenos, kur jau visai netrukus prasidės draugiškas 4 pasaulio taurės turnyro dalyvių turnyras. Ir pirmose šio turnyro rungtynėse susitinka Suomijos ir Australijos komandos. Mūsų laukia, manau, intriguojanti bei įdomi dvikova dviejų, kaip ir minėjau, pasaulio taurės turnyro ekipų dalyvių. Suomiai ir Australai, žinoma, rungtyniaus skirtingose grupėse. Australai, kaip žinia, yra mūsų šalies būsimieji varžovai ne tik šiame draugiškame turnyre, tačiau ir pasaulio taurės turnyro D grupėje. Lietuviai rungtyniaus kartu, kaip ir minėjau, su australais, angolais, pietų korėjiečiais, meksikiečiais ir slovėnais. Savo ruoštų Suomiai C grupėje pasaulio taurės turnyre susitiks su Dominikos Respublika, Naująja Zelandija, Turkija, Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Ukraina. Su Ukraina Suomiai galės pasitreniruoti ir šio draugiško turnyro metu, kadangi Ukraina yra ketvirtoji šio turnyro dalyvė ir būtent vakarinėse rungtynėse Lietuva nuo 7 valandos ir žais su Ukrainos vyrų nacionalinė krepšinio komanda mačą. Antrąjį šios dienos mačą taip pat tiesiogiai transliuos sporto.tv.lt. O čia pradinės rungtynės ir galime pristatyti abiejų komandų startinius penketukus. Pradėkime nuo Suomijos rinktinės, kuri pradeda mačą tokiais 5 krepšininkais. Taigi 7 numeris Šonas Hafas, 8 Geraldas Junioras Lee. Taip pat aikštelėje matome 33 numerį Erika Murphy, 15 numerį Timu Raniko. Ir dar vienas žaidėjas, kurio nepaminėjau, 9 numeris Sasu Salin. Australijos rinktinė, kuri į Lietuvą atvažiavo jau su galutiniu 12-uku, rungtynes pradeda tokiais 5 žaidėjais. 11 numeris Dante Egzumas, 9 numeris Matthew Delavedova, 12 numeris Aaronas Jonas Bainsas, puikiai mums pažįstamas krepšininkas, 10 numeris Cameronas Birstow. Ir atrodo, paminėjau visus krepšininkus, išskyrus 7 numerį Joe Englishą. Ir rungtynės prasidės jau visiškai netrukus. Suomiai jau yra apšilę kojas prieš būsimą pasaulio taurės turnyrą. Suomiai žaidė 2 draugiškas rungtynes. Pirmasias pralaimėjo Vokietijos nacionaliniai komandai 74-67. Antrose rungtynėse Suomijoje, kaip mes visi žinome, šeimininkai turėjo pripažinti mūsų šalies rinktinės pranašumą 81-90. Australai taip pat yra bandę apšilti kojas prieš rugpjūčio 30 dieną prasidėsiantį Ispanijoje pasaulio buvusi čempionatą, dabar vadinamą pasaulio taurės turnyrą. Australai žaidė, žinoma, nestipriausios sudėties su Kinijos nacionalinė komanda. Kinijoje vykusio turnyro metu buvo sužaistos 4 draugiškos rungtynės ir abi komandos pasidalino po 2 pergalės. Tačiau teko kalbėti su Australijos trenerių štabo atstovais ir minėjo vienas jų, kad būtent komanda neturėjo pagrindinių krepšininkų, kurie rungtyniavo NBA lygoje. Tai buvo vasaros pradžioje įvykęs draugiškas 2 komandų mūšis. Čia pirmieji taškai, kuriuos pelno Australijos rinktinė ir pasižymi 10 numeris Cameronas Birstow. Rezultatas 2-0. Australijos rinktinėje daug pavardžių, kurios jau yra garsios arba kurios ateityje žada būti tikrai ryškios. Viena iš jų tai yra Dante Egzumas, kuris dabar skuba į greitą ataką, tačiau jo metimas iš po krepšio yra pučiamas ir šis 5 numeriu NBA naujokų biržoje šiemet pakviestas krepšininkas nuo kito sezono rungtyniaus Utah's Jazz klube. Tas pats Egzumas dar kartelį su kamuoliu. Aaronas Bainsas, NBA čempionas su San Antonijos Spurs ekipa, pelno 2 taškus su pražanga, tačiau žinoma, Bainsas mums geriau pažįstamas kaip buvęs Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkas. 2009-2010 metų sezone rungtyniavo Aaronas Bainsas tuometinio Rimo Kurtinaičio treniruojamame Vilniaus Lietuvos Ryte. Ir Rimas Kurtinaitis apie Bainsą yra atsiliepęs kaip apie žaidėją, kuriam, švelniai tariant, dar reikėtų tobulėti. Ir Bainsas, nežinia, ar išsivertė Rimo Kurtinaičio interviu į gimtąją anglų kalbą, ar tiesiog pats tobulėjo. Kaip ten bebūtų, žaidėjo kreivė šoko į viršų ir po puikaus sezono Liublianos Union Olimpija klube Bainsas pasirašė sutartį su San Antonijos Spurs ekipa ir būtent su šiuo NBA klubu Bainsas tapo stipriausios pasaulio krepšinio lygos čempionu. Žinoma, ten atliko epizodinį vaidmenį daugiau Aaronas Bainsas, tačiau kas ten žino, galbūt po sezono kito
jis vis tvirčiau jausis Spurs ekipoje. Suomiams niekaip nepavyksta pasižymėti šios dienos rungtynėse, kol kas apvalus 0 dega ties jų komandos taškų sąskaita. Australai savo ruoštų po 2 Egzumo ir 3 Beinso taškų priekyje 5-0, sužaista 1 minutė ir 18 sekundžių. Na, minėjau, jog jau Australai į Lietuvą atskrido po 47 valandų kelionės ir į mūsų šalį Australai atsivežė 12 žaidėjų, kurie jau rungtyniaus Ispanijoje, taigi jokių sudėties pokyčių tikrai nebebus. O Suomių gretose pirmą kartą šios dienos rungtynėse ir pirmą kartą komandos taškų sąskaitą papildo Timu Raniko. Jis pataiko iš kiek toliau, tačiau įrašomi 2 taškai, rezultatas 2-5. Taigi Australai gali būti ramus dėl 12. Na, daugelis trenerių užsimena, jog būtent anksčiau laiko turint 12, galbūt ramiau ir žaidėjams, galbūt ir komanda gali susižaisti greičiau, tačiau visgi yra rizikos faktorius. Na, o Australams 12 anksčiau laiko paskelbtas buvo vien dėl to, kad, žinoma, reikia ir atvykti ir į Europą, į žemyninę jos dalį ir ruoštis pasaulio taurės turnyrui, aklimatizuotis prieš svarbiausias kovas Ispanijoje. Suomiai pradeda smagintis, 3 taškus pelno Šonas Hafas. Vienas iš 2 naturalizuotų Suomijos rinktinės krepšininkų. Na, žinoma, galime prie jų pridėti ir Eriką Murphy, kuris dabar sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Ne, Murphys yra aikštelėje. Australai paskutinę atakos sekundę įmeta 2 taškį ir pasižymė Cameronas Bairstow. Taip pat žaidėjas, kurį matysime NBA krepšinio lygoje, nuo kitų metų žais Čikagos Bulls klube. 49-ųjų šaukimų buvo pakviestas NBA naujokų biržoje. Na, šaukimas ne pats didžiausias, tačiau visgi įtiko Čikagos Bulls vadovams Bairstow ir dabar jis yra su kamuoliu. Dar kartelį arčiau krepšio ir smagus jo dėjimukas iš viršaus. 9-5, toks rezultatas užžaidus 3 minutės. Na, Australai leido Suomiams įmesti keletą taškelių ir taip prisivyti bei išlyginti rungtynių rezultatą, tačiau Bairstow 4 taškai iš eilės vėl leidžia Australams džiaugtis persvarą. Sasu Salin, jo metimas iš kiek toliau yra taiklus. Sasu Salinas pasižymi. Unijos Olimpijos klube rungtyniaujantis krepšininkas. Jam patarimų apie šį klubą galėtų duoti ne tik Aaronas Beinsas, rungtyniaujantis priešingoje barikadų pusėje, tačiau ir Timu Raniko, kuris savo geriausiais karjeros metais ne vienerius metus žaidė už būtent šį Slovenijos klubą ir ne vienas iki žybtelėjo Eurolygos turnyre, tapdamas naudingiausių savaitės žaidėjų. Egzumas, perdamas Beinsui. Prieš Beinsą žaidžia Geraldas Lee. Ir žingsniai. Sužingsniuoja Beinsas. Kaip ir minėjau, meškutė jį vadindavo Rimas Kurtinaitis. Tačiau ir meškutė gali išmokti žaisti krepšinį. Galima taip perfrazuoti žymaus Lietuvos stratego žodžius. Suomiai rezga savo ataką, metimas nėra taiklus, neužtikrintai. Dabar krepšį atakavo iš baudos aikštelės prieigų Geraldas Junioras Lee ir tenka grįžti į gynybą ir jau gintis nuo pavojingos Australų atakos. Iš toliau atakuoja Bredas Newley, pasirodęs aikštelėje po keitimo, buvęs Lietuvos Ryto komandos žaidėjas, taip pat puikiai mums pažįstamas krepšininkas, rungtyniavo Vilniaus klube keletą sezonų. O Geraldas Lee, jeigu ne pirmojų bandymų, tai antroji pasižymi ir lygina rezultatą. 9-9 sužaidus beveik pirmąją pusę pradinio ketvirčio. Nepaminėjau abiejų komandų strategų. Australus treniruoja Andrejus Lemanis. Apie jo baltiškas šaknis mes dar pakalbėsime. O Suomiją treniruoja Henrikas Detmanas. Rungtynių teisėjai Vilius Mačiulaitis, Saulius Paškevičius ir Rytis Sabas. Rungtynių komisaras Algimantas Paviljonis. Taigi dar vieną keitimą paruošė Lemanis. Į aikštelę jis leidžia Neitą Dževai. Taip pat veidas, kuris pažįstamas daugeliui Europos krepšinio gerbėjų, rungtyniavo Barcelonos klube, rungtyniavo ir Belgrado Partizane ir dabar Neitas Dževai rungtyniauja Stambulo Galatasaray ekipoje, kurioje kitą sezoną rungtyniaus mūsų šalies rinktinės kandidatas Martynas Pocius. Na, o kalbant apie Australų rinktinės strategą Andreją Lemanį, latviškų šaknų turintis treneris, kurio tėvai pakėlė sparnus iš Latvijos, iš tuometinės karo niokojamos rytų Europos
ir išvyko gyventi į Australiją. Na ir ten jau Australijoje užaugęs bei subrendęs treneris pradėjo savo stratego karjerą ir nuo 2010 metų jis buvo kito Australijos vyriausiojo trenerio padėjėjas. Na ir visai nesenai gavo galimybę nuo praėjusių metų ruošti jau pagrindinę Australijos vyrų krepšinio rinktinę kovoms pasaulio taurės turnyre. Niulį, sukamas kamuolys palei tritaškio liniją, matome aikštelėje ir Davidą Andersoną. Na, pilna Australijos komandoje veidų, kurie yra puikiai mums pažįstami. Dabar ir tas pats Bredas Niulį bandė pasižymėti mesdamas iš po krepšio, metimas skrieja pro šalį, o Suomiai jau 2 taškais priekyje. Rezultatas 11-9. Ir taip palengva Suomijos rinktinė galbūt demonstruodama ir savo lėtesnį šiaurietišką charakterį sugebėjo nepasiduoti ir visiškai nepasimesti. Šios dienos rungtynių pirmose akimirkose keitimas. Sėdasi Sasu Salint, pasirodo ant parketo Antero Lehto. Na, šiandieną matėme atvykusi ir Peterį Koponeną. Tai įdomu, ar šiandieną jis išbėgs ant parketo. O čia įspūdinga australų ataka. Bredas Niulį, jo galingas dėjimas iš viršaus ir rezultatas yra lygus 11-11, bent jau toks turėtų degti santykis švieslentėje. Kol kas vis dar 2 taškai Suomių naudai. Ne, 11-11 taip ir yra. O Suomiai kartu su Timo Raniko priešakyje pradeda dar vieną ataką. Taigi Suomiai šiandieną yra registravę 15 žaidėjų rungtynių protokole, nors į Klaipėdą, į Lietuvą atvažiavo 16. Su tuo 16 krepšininku Peterį Koponenu, kuris savo naudingų žaidimų tikrai nebūtų 16 žaidėjas. Labai rimtas kandidatas patekti į galutinį 12-uką, galbūt bene pats rimčiausias iš visos Suomių rinktinės. Tačiau šiandieną, kaip ir praėjusiuose rungtynėse su Lietuvos rinktinė jau Suomijoje, nežaidė Peterį Koponenas. Tiesa, jis buvo išbėgęs į aikštelę pirmose draugiškose Suomijos rinktinės rungtynėse su Vokietijos komanda ir tąsyk per 26 minutės Koponenas įmetė 16 taškų. Bredas Niulį. Suomiai jau 3 taškais priekyje. Andersonas. Joe Englishas, Eurolygos čempionas su Tel Avivo Maccabi klubu šiemet. Įspūdingas finalas kartu su Madrido Real komanda buvo Maccabi klubui ir įspūdingas finišas bei pelnyta pergalė po pratęsimo. Englishas taip pat buvo vienas tos pergalės kalvių, įmetęs keletą labai svarbių metimų rungtynių pabaigoje. Suomiai ieško atakos tęsinio. Ano Metalo pasirodo aikštelėje ir buvęs Kauno Žalgirio komandos krepšininkas bei dabartinis Suomijos rinktinės kapitonas pelno 2 taškus. Rezultatas 16-11 ir dar vieną keitimą ruošia Lemanis į aikštelę leisdamas 9-ąjį numerį Matthew Dellavedova. Clevelando Cavaliers komandoje rungtyniausiantis krepšininkas. Ir kitą sezoną, turėtų būti 2 skirtingi sezonai kaip diena ir naktis Dellavedovai, bent jau kalbant apie komandos rezultatus. Jeigu pernai su Cavaliers klubu nepavyko nuversti didžiulių aukštumų, tai ateinantį sezoną su LeBronu Jamesu ir Kevinu Lovu priešakyje Dellavedovos komanda gali tapti viena rimčiausių pretendenčių laimėti NBA čempionų žiedus. Na, pats Dellavedova netliko įspūdingo vaidmenio praėjusio sezono Cavaliers komandoje. 4 taškai per rungtynes, 17 minučių ant parketo. Ir tos minutės, žinoma, gali ir sutrumpėti, kuomet komanda pasipildys ne viena garsia pavardė jau artėjantį sezoną. Timo Raniko. Ir čia pražanga fiksuojama. Tas pats Dellavedova prasižengė pirmąjį kartą šios dienos rungtynėse. Kol kas pagal komandinės pražangas nėra problemos nei vienoje, nei kitoje barikadų pusėje. 3 komandinės pražangas turi Suomiai, 2 Australai. Ir lieka 3 minutės bei 3 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Kol kas rungtynių tempas neypatingai aukštas, nematome daug kontratakų, tik Australai bandė suregzti kažką panašaus į greitą puolimą. Na, o Suomiams kiekvienos atakos metu tenka vargti pozicinėse atakose. Netikslus metimas, kurį atliko Erikas Murphy, dar vienas naturalizuotas Suomijos krepšininkas. O kitoje barikadų pusėje jau Bredas Niulį, 2 jo taškai su pražanga. Rezultatas 18-11, tai yra 16-13 ir jis gali švelnėti iki 2 taškų Australų deficito.
Keitimas Suomijos komandos priešinti Finland number 21 Emilija Kaunisto into the court. Bredas Niulis stoja prie baudų metimo linijos. Jo rankose galimybė sumažinti savo komandos deficitą iki 2 taškų ir Niuliai jie pasinaudoja 16-14. Toks dabar rezultatas, o Suomiai rezga bene savo pirmąją greitą ataką. Timo Raniko nusprendžia nepulti krepšio arčiau baudos aikštelės link, atakuoja iš toli ir pasirenka teisingą sprendimą, bent jau pamatant šios atakos rezultatą. 19-14 po taiklaus Timo Raniko tolimo metimo. O australų atsakymas yra toks. Neitas Dževai po krepšiu, prieš jį iš karto 2 Suomijos rinktinės žaidėjai. Aikštelėje taip pat matome ir ką tik pasirodžiusį Adamą Gibsoną. Tačiau būtent pastarojo žaidėjo bandymas pratęsti ataką baigėsi nesėkme. Na, australai save vadina boomers ir tai reiškia kengūros, o Suomiai mėgsta save vadinti vilkais. Taigi šiandieną susitinka kengūros prieš vilkus. Vienas egzotinis mums gyvūnas prieš kitą, galbūt egzotiškesnį jau patiems australams. Ir žiūrėsime, kas šioje dvikovoje triumfuos. 22-14 Suomiai ir toliau puikiai atakuoja iš toliau, o australai mesdami 20 metimus nespėja prisivyti varžovų. Na, šiandieną, žvelgiant į lažybininkų prognozes, visi laurai buvo atiduoti Australijos komandai. Jeigu šiandieną būtumėt pastatę 100 litų, tarkime, už Australijos rinktinę, jūsų bendras laimėjimas būtų 128 litai. Tuo tarpu, jeigu būtumėt sumanę pastatyti 100 litų už Suomijos komandą, jūsų laimėjimas būtų 4 kart didesnis arba apie 400 litų. Niuliai atakuoja iš toliau, jo metimas nėra taiklus, kol kas tik Suomiai jaučiasi drąsiai atakuodami iš tolimesnių zonų. Timo Raniko vieną tolimą metimą pataikė, perdamas Hano Motolę ir Motola gali pataikyti iš tolėliau. Raniko, Motola. Motola atakuoja iš kiek artimesnio ir savo labiau mėgiamo taško. 2 taškai, 24-16, tiksi paskutinė pirmojo ketvirčio minutė, o australai turi jau 8 taškų deficitą. Dževai, jo gražus perdamas ir Gibsonas pelno 2 labai lengvus taškus, 24-18. Gibsonas taip pat yra dar vienas iš tų įdomių žaidėjų, nagrinėjant atskiras žaidėjų dosie. Rungtyniauja nuo 2005 metų, kuomet pradėjo savo profesionalą karjerą vien Australijos lygos komandose. Ir yra vadinamas vienu iš geriausių lygos gynėjų. O čia 2 taškai su pražanga ir Antero Lehto. Jo metimas ir dar galimybė pelnyti papildomą taškelį, metant nuo baudų metimo linijos. O Dentmanas iš karto ruošia keletą keitimų, kaip ir Andrėjas Lėmanis. Australų gretose pasirodo Brokas Motumas. Taip pat matome ir 5 numerį Ryaną Brokhefą. Suomijos rinktinėje pasikeitė bene 3 žaidėjai. Vienas naujas veidas, kurios šiandieną dar nematėme, yra Samuelis Hanpa. Taip pat ir 21 numeris Ville Kaunisto. Taigi 2 nauji žaidėjai, kuriuos įleido Suomijos rinktinės strategas, ir 2 nauji veidai, kuriuos į aikštelę padavė Australijos komandos vyriausiasis treneris. Lehto pataiko nuo baudų metimo linijos ir Suomiai padidina savo pranašumą jau iki 9 taškų. Na, tokia įspūdinga Suomijų rinktinės pradžia. Matėme, kad Suomiai per pirmą kėlinį gali ir pademonstruoti, ką moka rungtynėse su Lietuva. Po pirmųjų 10 minučių lietuviai kontroliavo rungtynių eigą ir pirmavo rezultatų 26-14. Šiandien kitas varžovas, galbūt aprangos spalvos kaip ir lietuviai šiek tiek panašios, tačiau Suomiai žiūri ne į spalvas, o žiūri taip, kaip leidžia žaisti varžovai. O varžovai dar palieka Suomiams 1 sekundę iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Ar spės Lehto kažką surengti panašaus į ataką? Na, metimas nebuvo pats netiksliausias, tačiau kaip ten bebūtų, pataikyti iš labai toli nepavyksta. Taigi po pirmųjų 10 minučių rezultatas 27-18 ir čia 2 minučių pertraukėlė. Likite kartu. Sirgalių radijas. Radio centras.
Tūta – daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi finišavo pertraukėlė tarp pirmojo ir antrojo ketvirčių, o po pirmųjų 10 minučių turime tokį vaizdą Klaipėdoje 27-18 priekyje Suomijos vyrų nacionalinė rinktinė. Na, prieš artėjantį pasaulio vyrų krepšinio taurės turnyrą australai yra vadinami viena iš stipresnių ekipų, kuri galbūt ir nėra vadinama labai rimta pretendentė į medalius, tačiau būtent viena iš tų komandų, kuri gali galbūt ir nustebinti ir kas ten žino, pateikti vieną kitą malonę būtent Australijos rinktinės sirgaliams staigmenėlę. Tuo tarpu Suomiai debiutuos pasaulio taurės turnyre arba anksčiau vadintame pasaulio krepšinio čempionate ir Suomiai šiame čempionate dalyvaus kaip viena iš rinktinių gavusi tiesioginį pakvietimą į turnyrą. Vadinasi, praėjusių metų Europos čempionate Suomiams nepavyko tiesioginiu būdu iškovoti kelialapio į pasaulio taurės turnyrą ir teko jau laukti FIBA organizacijos malonės. Ta malonė įvyko, tačiau pakvietimai neduodami laisva ranka vienai ar kitai rinktiniai tiesiog už tai, jog ši rinktinė labai jo nori. Pakvietimai duodami, žinoma, ir susimokus tam tikrą startinį mokestį dalyvaujant pakvietimų loterijoje. Tačiau kitas labai svarbus faktorius yra tai, ar krepšinis populiarėja ir ar didėja susidomėjimas krepšiniu toje šalyje. Ir Suomijoje krepšinis tampa vis labiau tvirtesnė sporto šaka. Na, žinoma, toli iki lyderių, o lyderiai yra ledo ritulys. Taip pat ir futbolas lenkia krepšinį, tačiau galima matyti, jog progresas yra ir rungtynėse su Lietuvos vyrų nacionalinė komanda žiūrovų skaičius taip pat nebuvo mažas, nors anot Martino Pociaus Suomijos rinktinės sirgaliai, neturintys dar tokių gilių krepšinio tradicijų, santūriau palaikė savo vyrų krepšinio komandą. 27-20 šio kėlinio taškų sąskaitą pirmieji atidaro australai ir 2 taškus pelnė Brokas Motumas. O po to jau pražanga aikštės viduryje ir prasižengė 5 numeris Broekhofas. Taigi po pirmųjų 10 minučių australai kol kas geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių. Rezultatas 8-7. Tuo tarpu Suomiai nėra atkovoję ne vieno atšokusio kamuolio puolime. Taigi negalėjo kartoti metimų, tačiau to Suomiams daryti labai ir nereikėjo, kadangi puikiai pataikė visa Suomijos rinktinė per pirmąjį ketvirtį, įsmeigusi net 4 tolimus metimus į varžovų krepšį iš 6. 2 taškai taip pat sekasi puikiai, vienas iš įrodymų ši ataka. Taigi iš 11 dvitaškių metimų Suomiai jau pataikė 8 ir tai yra procentas geresnis negu 70. Čia griūna 2 žaidėjai, tačiau be skaudesnių pasiekmių abiems. Bredas Niuliai buvo atsidūręs ant parketo, kaip ir vienas Suomijos rinktinės lyderių, Geraldas Lee. Tuo tarpu australai šiandieną dar nėra pataikę nei vieno tolimo metimo iš 4 ir jų žaidimas remiasi vien taškais pelnytais iš baudos aikštelės. Ir australai iš 14 dvitaškių pataikė 9 ir abejas mestas baudas. Tuo tarpu Suomiai iš 3 baudos metimų pataikė viso labo 1 klaidos. Dar viena statistinė grafa, kuri galbūt jau rungtynių eigoje labiau lemia vienos ar kitos komandos pranašumą. Šiandieną klaidos kol kas vienodai sekasi kabutėse tiek vienai, tiek kitai komandai. Suomiai yra suklydę 2 kartus, australai padarė 3 klaidas. Tokia statistika, o Bredas Niuliai ir toliau šiandieną sėkmingai renka taškus, nors šį kartą prameta nuo baudų metimo linijos ir savo sąskaitoje toliau turi tuos pačius 5 taškus. Suomiai atakuoja iš toli ir Sasu Salin pataiko tolimą metimą. Smaginasi ir šis Suomijos rinktinės krepšininkas, renkantis savo jau 5 tašką. Tiesa, rezultatyvumu jis nusileidžia Antero Lehto ir Antti Nikila. Tai yra Hano Motola. Šiandieną protokole galima matyti tik 12 Suomijos rinktinės krepšininkų. Todėl tenka atsižvelgti į tai, kuris žaidėjas yra keičiamas kuriuo. Ir Antti Nikila, kuris dar šiandieną nepasirodė ant parketo. Vienoje grafoje įrašytas su Hano Motola. Taigi Suomijos rinktinės strategas Henrikas Detmanas prieš rugpjūčio 30 dieną prasidėsiantį Ispanijoje pasaulio vyrų krepšinio taurės turnyrą dar turi nemenkai rebusą išspręsti, išnarplioti, tai yra atrinkti 12 galutinių krepšininkų, kurie būtent ir vyks į Ispaniją.
ir rungtyniaus C grupės peripetijose. Čia Bainsas, galbūt netaip užtikrintai. Pašoko šiek tiek anksčiau, nepavyko suorganizuoti alley-oop, kuris baigtųsi dėjimu. Ir metimas, kurį atliko Bainsas, nebuvo sėkmingas. 32-20 ir suomiai po Sasu Salin tolimo metimo jau turi 12 taškų pranašumą, o Peteris Koponinas, Suomijos rinktinės lyderius, kol kas smagiai nusiteikęs ir šnekučiuojasi su savo komandos draugais ant atsarginių žaidėjų suoliuko. 2 taškai. Šį kartą metimo autorius Brokas Motumas. Jis bando tempti savo komandos laivą į priekį ir bent jau pirmąją dalį užbaigti sėkmingai kartu su visa rinktinė. O iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos dar yra šiek tiek laiko ir dar galima kažką nuveikti tikrai neblogo. Broekhofas su kamuoliu jis ieško atsidengusių komandos draugų. Bainsas. Sumanimas neblogas. Bredas Niuli ne kartą šiandieną jau buvo taip įkirtęs, bėgdamas palei galinę liniją, tačiau šį kartą Bainsas nebuvo toks tikslus, o ir Bredas Niuli laiku nesuprato, jog jo komandos aukštaūgis norėjo atiduoti tokį perdavimą. Dabar minutės pertraukėlės prašo Australijos komandos strategas Andrejus Lemanis. Sirgalių radijas. Radio centras. Paprašė minutės pertraukėlės Australijos rinktinės strategas Andrėjas Lemanis, kuris mato, jog jo komanda kol kas nedemonstruoja tokio žaidimo, kuris galėtų nudžiuginti patį strategą bei visus Australijos rinktinės fanus, kurių dalis tikrai stebi šią transliaciją, aišku, iš savo gimtosios Australijos. sporto.lt tinklalapyje galima rasti komentarų tiek anglų, tiek ir suomių kalbomis. Žinoma, sveikinimai ir visiems Lietuvos rinktinės sirgaliams, Lietuvos krepšinio gerbėjams, kurie žiūri šią transliaciją ir galbūt, kas ten žino, palaiko vieną ar kitą komandą dėl savų priežasčių, kurių mes čia dabar neminėsime ir neišsiplėsime. Suomiai rezga dar vieną ataką. Sasu Salin šiandieną pataikęs ne vieną metimą iš žaidimo. Dabar jo gražus perdavimas Geraldui Juniorui Lee ir pastarasis pelno 2 labai lengvus taškus. Viskas buvo padaryta, galima sakyti, už Lee ir pastarajam tiesiog reikėjo kaip nors įmesti iš po krepšio ir neįsigudrinti pramesti. Bainsas šoka su kamuoliu, jo šokis baigėsi tuo, jog diskoteka uždaroma ir suomiai jau rezga savo kovinius veiksmus kitoje aikštės pusėje ir Geraldas Lee dar 2 jo taškai, 36-22. Atrodo, australai yra labai sutrikę. Kas ten žino, galbūt ir ilga kelionė išvargino bumersus arba kenguras, kaip patys save vadina australai. Kiekvienai rinktiniai, ar tai būtų jaunimo, ar tai būtų moterų rinktinė, yra duotas tam tikras kodinės, smagus pavadinimas. Moterys, jeigu nesuklystu, yra vadinamos opalėmis. Pagal vieną iš brangakmenių randamų Australijoje, o vyrukai vadinami bumersais arba kenguromis. Jaunimo rinktinės yra vadinamos stručiais. O čia nestrutis, jau išaugęs iš tokio amžiaus Cameronas Bairstow pelno 2 taškus ir bando švelninti savo komandos reikalus šioje nesėkmingoje pirmoje rungtynių pusėje. Timu Raniko prieš jį Dante Exumas, vienas iš, galima sakyti, ateities NBA žvaigždžių. O Sasu Salinas, kuris tikrai nerungtyniauja NBA, rungtyniauja Liublianos Union Olimpijoje, pataiko dar vieną tolimą metimą. Sasu Salinas, Timu Raniko, Peteris Koponinas yra panašaus kalibro žaidėjai ir jeigu Timu Raniko jau yra
34 metai. 34 metai bus rugsėjo mėnesį, atšvęs savo gimtadienį Ispanijoje pasaulio taurės turnyre. Tai tuo tarpu Petris Koponinas bei tas pats Stasas Salinas yra kylančios Suomijos krepšinio žvaigždės ir jų laikas tikrai bus ateityje ir dar ne vienerius metus turėtų rungtyniauti šie krepšininkai už savo nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę. O ant parketo pasirodo Šonas Hafas, jis keičia 12 numerį Samuelį Hanpą. Prisimenant Lietuvos ir Suomijos rinktinių draugišką mačą, galime panagrinėti, kasgi pridarė daugiausiai nemalonumų lietuviams. 13 taškų tąsyk įmetė Mikko Koivisto. 13 taškų įmetė ir Geraldas Lee Junioras. Šiandieną būtent pastarasis krepšininkas rungtyniauja labai neblogai ir būtent jis pridaro labai daug velniavos po Australijos rinktinės krepšių. Lee perdodo kamuolį Timo Raniko. Timo Raniko buvo gavęs nedidelę prabangą metimui, tačiau nepasinaudoja ją, perdamas komandos draugams. Erikas Murphy. Reikia galvoti apie atakos pabaigą. Stasas Salinas lysteli ir ši ataka baigėsi nesėkmingai. 5 minutės ir 52 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Kol kas neatsinaujina statistika gyvosios statistikos internetinėme puslapyje. Negaliu patikti visų dabartinių mačo tendencijų bei skaičiukų. Tačiau pagal tai, kas dega švieslentėje, galime matyti, kad Geraldas Lee kol kas rezultatyviausias savo komandoje. 9 taškai, Egzumas, jo perdavimas komandos draugui. Ir ten vos nesuklysta australai. Adamas Gibsonas buvo atakos smaigalyje. Jis perduoda kamuolį Joe Englishui, kuris yra pataikęs ne vieną tokį metimą. Tačiau šiandieną nėra ta diena, kuomet Englishas galėtų smagintis. Šonas Hafas prarandamas kamuolys. Egzumas skuba į greitą ataką. Perdavimas komandos draugui. Ir dabar jau 2 taškeliai, kuriuos pelno ne kartą šiandieną minėtas Joe Englishas. Timo Raniko. Po sėkmingų sezonų Unijos Olimpijos klube ar tame pačiame Maskvos srities Chimki klube. Dabar Timo Raniko rungtyniauja Katajos ekipoje Italijoje. O čia Dante Egzumas. Būsimas NBA žaidėjas kala kamuolį iš viršaus įspūdingai, ką jis tikriausiai darys ir stipriausioje planetos krepšinio lygoje. Rezultatas 40-31 ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Henrikas Detmanas. Tuta. Daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sirgalių radijas. Radio centras. Grįžtame į aikštelę po Suomijos rinktinės stratego Detmano paprašytos minutės pertraukėlės. Suomiai šiek tiek atleido rungtynių vadžias ir dabar australai bando vytis varžovus. Negalima sakyti, kad Suomiai vien patys dovanoja varžovams galimybės ir australai pamažėle atkunta. Gal ta ilga 47 valandų kelionė iš Sidnėjaus į Klaipėdą, tiksliau į Vilnių, po to į Klaipėdą išmušė iš tokio savo įprastinio rungtynių ritmo ir pačius australus teko.
teko skristi iš Sidnėjaus į Abu Dabį, iš Abu Dabio į Londoną, iš Londono į Stokholmą, iš Stokholmo į Vilnių ir galų gale iš Vilniaus į Klaipėdą australams. Taigi patys pagalvokite, 47 valandų kelionė ir po to jau sekantys adaptaciniai procesai po laiko zonų kaitos. Šie faktoriai gali būti tikrai labai rimti. Visgi Lietuva ir Australija šalys skirtingose pasaulio pusėse. Ir dabar Lietuva ir Australija galės išbandyti savo jėgas, tačiau tas jėgų išbandymas įvyks tikrai ne šiandien. Australai su lietuviai žais rugpjūčio 11 dieną šioje pačioje Švyturio arenoje Klaipėdoje. Na, o rytoj mūsų lauks Australijos, Ukrainos ir Lietuvos, Suomijos mūšiai. Taip pat šiandieną dar galėsite išvysti sporto.tv.lt tiesioginėme eteryje ir Lietuvos, Ukrainos komandų susirėmimą. Taigi lietuviai pamažu jau didina varžovų galingumą draugiškų rungtynių maratone, jeigu taip galima kalbėti. Iš pradžių matėme mūšį su latviais, su gruzinais, su suomiais. Na dabar ir ukrainiečiai. 6-ąją vietą praėjusių metų Europos čempionate užėmusi komanda bus dar viena mūsų šalies rinktinės varžovė. O čia suomiai pelno 2 taškus, nors kamuolys neįkrito pro krepšio lanką. Tačiau suomiai sugeba pasižymėti. Kamuolys buvo numuštas jau besileidžiantis. Na, pavojingai dabar kamuolį perduoda Brokas Motumas Dante Egzumui ir pastarasis šiaip netaip sugeba persivarti žaidimo įrankį į kitą aikštės pusę. Egzumas. 5. šių metų NBA naujokų biržos šaukimas. Chicago Bulls nusprendė susijęti savo ateitį su šiuo perspektyviu Australijos rinktinės talentu. Atsiprašau, tai buvo Utah's Jazz komanda. Taigi Utah's Jazz komandoje nuo kito sezono rungtyniaus Dante Egzumas. O Australijos rinktinėje šis 19-metis krepšininkas rungtyniauja nuo praėjusių metų rungtynių serijos su Naująja Zelandija. Na, Australai ir Naujieji Zelandai yra artimiausi kaimynai. Jie jėgas išbando nuolat ir dažniausiai šios dvi komandos kovoja dėl patekimų į įvairius turnyrus. Kalbant apie olimpiadą ar pasaulio taurės turnyrą, tačiau šiemet Naujieji zelandiečiai ir Australai rungtyniaus pasaulio taurės turnyre. Kalbant apie abi rinktinės, zelandiečiai žais C grupėje, o Australai kartu su mumis D grupėje. Inglešas po krepšiu. Jo metimas pirmasis nesėkmingas, antrasis jau nebe Inglešo, o komandos draugo Camerono Bairstow. Ir galų gale Australai pelno 2 taškus. Sugebėjo atkovoti kamuolį po varžovų krepšių ne vieną kartą ir taškus pelno 6. numeris Adamas Gibsonas. Rezultatas 42-33, taigi po to labai šalto dušo vandens temperatūra ima keistis ir Australai jaučiasi vis geriau ir patogiau ant šio Klaipėdos Švyturio arenos parketo. Dabar ir sužingsniuoja Hanno Motelä, Suomijos rinktinės kapitonas, kuriam yra 37 metai. Šiemet Motelai sukanka 38. Žaidėjas, kuris gimtojoje Suomijoje yra jau dabar laikomas kaip vienu iš geriausių visų laikų Suomijos krepšininkų. Na, žinoma, žaidimo kreivė sulig metais kenčia ir jis minga žemyn, o australų žaidimo kreivė kyla į viršų. 42-35. Šonas Hafas bando atsidengti 33 numeris Erikas Murphy, tačiau jam tai sekasi neįtin sėkmingai. Prie jo yra prilipę vienas ar keli Australijos rinktinės žaidėjai ir vienas iš jų, Davidas Andersonas, dabar ima kamuolį po savojų krepšių ir su Joe Inglešu skubėjo į dar vieną savo rinktinės ataką. 42-35 arba 7 taškų australų deficitas. Dante Egzumas, perdodamas kamuolys Gibsonui. Gibsonas atakuoja iš toli ir pataiko. Šis vienas geriausių Australijos krepšinio lygos gynėjų. O po to ir kamuolį galėjo perimti tas pats Gibsonas, tačiau viskas baigėsi ne taip sėkmingai. Kaip ten bebūtų, Andrejas Leimanis, Australijos rinktinės treneris, bei visas atsarginių žaidėjų suoliukas plojo Gibsonui už pastangas, o tos pastangos atsispindi ir rezultate 42-38, taigi tai, kas nesisekė australams per didžiąją pirmąją rungtynių dalį, pradeda sektis jau antro kėlinio pabaigoje ir likus žaisti 2 minutės bei 13 sekundžių. Dar galima pagalvoti ir apie visiškai lygų rezultatą arba netgi rungtynių pirmaujančios komandos vaidmenį perimti į savo rankas.
Pražanga. Australijos komanda prasižengia ketvirtąjį kartą šio kėlinio metu. Aktyvusis Gibsonas. Jam yra įrašoma antroji pražanga. 7 taškus jis jau yra šiandieną surinkęs. Ir ne vieną iš savo taiklių metimų pataikė tik pastaruoju metu. Gibsonas taip sugebėdamas inicijuoti savo komandos galingą spurtą. Henio Motola. Šiek tiek turi laisvės prie tritaškio linijos. Palieka Davidas Andersonas Plišedliai Motolai. Galbūt ir provokuodamas įmetimui. Murphy, jo metimas. Ir pataiko Erikas Murphy. Labai reikėjo taškų Suomijos rinktiniai po ilgo taškų bado. Ir šis Murphy metimas iš toli leidžia vėl padidinti savo pranašumą iki 7 taškų. Gibsonas. Prieš paskutinę antrojo ketvirčio minutę pradėjo tiksėti. Joe Englishas. Jo perdamas komandos draugui Brokui Motumui ir pastarasis labai lengvai įridena kamuolį į krepšį ir pelno savo 9-ąjį tašką. Motumas taip palengva susirenka savo liūto taškų dalį šios dienos rungtynėse ir rezultatyvumu jis jau yra pirmas Australijos komandoje. Jam nusileidžia Gibsonas, kuris surinko 7 taškus, ir Bredas 0. Įmetęs 5 taškelius Suomijos rinktinėje. Rezultatyviausias kurį laiką jau yra Geraldas Lee, įmetęs 9. Erikas Murphy. Sasu Salin. Taip pat vienas iš ryškesnių šios dienos rungtynių žaidėjų surinkęs 8 taškus. Šonas Hafas. Metala. Dabar pasinaudoja tą prabangą, kurią jam suteikė Davidas Andersonas prie tritaškio linijos ir bando savo laimę iš toli. Tiesa, metimas skrieja pro šalį. Egzumas. Joe Englishas. Ieško atsidengusių komandos draugų Bredas 0. Andersonas geriausiais laikais rungtyniavo ir Europos granduose, Maskvos CSKA, Bolonijos Kinder bei kitose klubuose. Taip pat savo laimę bandė ir NBA rungtyniaudamas Houstono Rockets, Toronto Raptors ar New Orleans Hornets komandose. Ir dabar Andersono stotelė sulig amžiumi nebe tokios ryškios. Ir šiuo metu jis rungtyniauja Strasbūro SIG komandoje Prancūzijoje. Raniko prasižengė antrąjį kartą šios dienos rungtynių metu. Suomiams tai yra 4-oji komandinė pražanga. O ekipa skiria viso labo 5 taškai. Na, nebe tokia ir tragedija, o po šio Broko Motumo metimo tarp komandų tik 3 taškų skirtumas. Joe Englishas perima kamuolį. Taškų nepelno, tačiau stos prie baudų metimo linijos ir galės savo komandos reikalus sutvarkyti iki viso labo 1 taško deficito. Štai ir australų charakteris. Jeigu jau buvote palaidoję šią komandą, galite iš naujo permastyti šios rinktinės pajėgumą. Komanda, kurioje yra ne vienas NBA lygoje žaidžiantis arba dar tik žaisintis krepšininkas, demonstruoja, jog šiandieną Suomiams bus tikrai sunku, nepaisant to, jog rungtynių pradžia arba bent jau pirmasis kėlinys buvo tikrai tragiškas. Joe Englishas pataiko pirmąjį baudos metimą, 45-43 ir 45-44. 27 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos arba iki pirmosios rungtynių dalies finišo. Šonas Hafas kartu su Timu Raniko pradeda vieną iš paskutinių savo rinktinės atakų per pirmosius 2 kėlinius. Raniko niekur neskuba, bando užmušti sekundės, kurios tiksi šiame ketvirtyje. Australams turėtų likti keletas sekundžių savo išpuoliui. Sasu Salinas, jo lengvas metimas. 47-44. Englishas matyt pats atliks metimą. Ne, perdavimas Egzumui. Egzumas spėja išmesti kamuolį. Jo metimas iš toli nėra taiklus. Kaip ten bebūtų, australai, kurie buvo labai gilioje duobėje, stengiasi ropštis iš jos. Ir dabar ekipas skiria viso labo 3 taškai. 47-44. O čia skelbiama didžioji pertrauka ir mes grįšime po 15 minučių. Sirgalių radijas. Radio centras. Sporto2.lt komanda grįžta į 4 pasaulio taurės turnyro draugiškų rinktinių turnyrą čia Klaipėdoje. Taigi draugiškas turnyras ir pirmosios šio turnyro rungtynės tarp Suomijos ir Australijos komandų. Po 2 kėlinių rezultatas tarp šių 2 ekipų 47-44. 3 taškais priekyje
būtent Suomijos krepšininkai, nors tas skirtumas ir ta Suomijos persvara galėjo būti tikrai didesnė. Dar antrajame ketvirtyje Suomiai buvo susikrovę dviženklį pranašumą ir atrodė, kad tvirtai kontroliuos bent jau pirmosios rungtynių dalies eigą savo rankose. Visgi australai sugebėjo pademonstruoti renesansą savo žaidime, atsigauti, sportuoti ir sugebėti sumažinti skirtumą net iki minimumo. Tiesa, rungtynių antrojo kėlinio pabaigoje Suomiai dar suorganizavo vieną sėkmingą išpuolį ir savo persvarą bent jau išlaikė iki 3 taškų. Antroji rungtynių dalis žada būti intriguojanti. Australai po labai šalto dušo sušilo aikštelėje ir sugebėjo pademonstruoti savo charakterį ir visgi savo tikrąjį pajėgumą. Ir dabar matysime, ar Suomiai sugebės antroje rungtynių dalyje išlaikyti tą pačią žaidimo spartą, tą patį tempą ir, kas svarbiausia, tą patį pataikymą iš įvairių distancijų. Taigi apžvelkime svarbiausius skaičiukus. Suomiai pataikė net 7 tolimus metimus iš 11. Įspūdingas 64% pataikymas. Dvitaškiai taip pat sekasi labai neblogai Suomijos komandai. 70% taiklumas arba iš 17 metimų 12 tikslus. Baudų metimai 4 baudos mestos, 2 pataikytos, 50% taiklumas. Australai šiandieną pataikė visą labo 1 tolimą metimą iš 6. Metimo autorius Adamas Gibsonas. Dvitaškiai sekasi geriau, 64% pataikymas iš 28 metimų 18 tikslus ir australai metė 7 baudos metimus, 5 baudas pataikė ir kova dėl atšokusių kamuolių lygi 14-14, tačiau Suomiai nenusigrėbė nei vieno kamuolio po varžovų krepšiu, tuo tarpu australai tą padarė 4 sykius ir nekartą šios dienos rungtynėse matėme, kaip australai netlikė sėkmingo metimo iš vienokios ar kitokios distancijos, sugebėjo atkovoti kamuolį ir taip sėkmingai užbaigti ataką. Na, tai buvo kalbama daugiau apie antrąjį kėlinį, o čia šiokie tokie techniniai nesklandumai Švyturio arenoje, atrodo, sugedo vienas iš atakos laikui skirtų rodmenų švieslenčių ir neveikia būtent po australų krepšiu esantis įrenginys. Na, stebėsime, ar bus greitai sutvarkytas šis techninis brokas. Kaip ten bebūtų, Australijos rinktinės strategas Andrėjas Lemonis turi apie ką pašnekėti su savo krepšininkais. Jie yra susibūrę į vieną būrį ir tai bando išklausyti paskutinius stratego patarimus. Tuo tarpu Suomijos rinktinės žaidėjai, pagrindiniai 5, kurie pradės 3-4 startinėje sudėtyje, bei keletas atsarginių, dabar mėto į krepšį ir bando apšilinėti bei neprarasti savo formos. Atrodo, laikrodis ir toliau gyvena savo gyvenimą, užstrigęs ir nenorintis įsilieti į rungtynių ritmą. Taigi šiandieną be šių rungtynių sporto.lt eteryje galėsite išvysti ir kitų 2 pasaulio taurės turnyro dalyvių mačą tarp Lietuvos ir Ukrainos nacionalinių komandų. Na, žinoma, mačas, kuris labiausiai domina mus šiandieną. Pamatysime, ką gali mūsų šalies kandidatai prieš Ukrainos komandą, kuri šiandieną pirmas rungtynės Klaipėdoje žais dar turėdama negalutinį 12-uką, žinoma, kaip ir mūsų šalies komanda. Todėl tiek lietuviai, tiek ir ukrainiečiai turi dar apie ką pamastyti, kalbant apie galutinę komandos sudėtį prieš pasaulio taurės turnyrę Ispanijoje. Na, šiandieną lietuvių komandoje tikrai nežais Jonas Valančiūnas, kuris į mūsų rinktinės kandidatų stovyklą Klaipėdoje atvyko labai nesenai, vos vakar, ir žinoma, buvo pirmieji interviu, pirmosios nuotraukos su Jonu Valančiūnu. Tačiau be Jono Valančiūno šiandieną nežais ir kitas aukštaūgis Antanas Kavaliauskas, nežais ir kol kas rezultatyviausiai pasiruošimo cikle rungtyniaujantis Mindaugas Kuzminskas. Nematysime ir Ado Juškevičiaus, kuris yra minimas kaip vienas iš tų krepšininkų galinčių patekti į 12-uką ir kovojančių dėl tos 12 vietos su kitu nominaliųjų žaidėjų Šarūnu Vasiliausku. Bet kaip ten bus, kas pateks į 12-uką, kas liks už borto, Jonas Kazlauskas minėjo, jog visas naujienas sužinosime jau po Kaune vyksinčio Huawei Cup draugiško 4 rinktinių turnyro. Vėlgi dar vienas turnyras Lietuvoje, kuriame dalyvaus 4 būsimo pasaulio taurės turnyro dalyvės. O čia krepšys jau yra nuleidžiamas, ties kurio 2 rungtynėmis
lentos viršumi ir kabo tas sugedęs įrenginys skirtas atakos laikui rodyti bei kėlinio laikui nušviesti. Tikėsimės, jog čia Švyturio arenoje yra įsikūrę puikūs specialistai, techninis personalas galintis greitai išspręsti įvairias problemas. Kalbant apie tai, kas įvyko per pirmosius 2 kėlinius ir kurie žaidėjai buvo rezultatyviausi, galime apžvelgti jų statistiką. Australijos komandoje kol kas pirmuoju smuiku griežia Brokas Motumas, krepšininkas, kuris tikisi kitą sezoną praverti NBA lygos duris. Na, kuriame klube rungtyniaus Brokas Motumas dar yra klausimas, tačiau žiniasklaidoje yra pranešimų, jog būtent Utah Jazz komandoje gali atsidurti šis 2,6 cm ūgio krepšininkas, galinti žaisti centro bei 4 numerio arba sunkiojo krašto pozicijoje. 10 taškų Australijos rinktinėje šiandieną yra pelnęs Cameronas Bairstow, žaidėjas rungtyniaujantis vietinėje Australijos krepšinio lygoje. Bent jau anksčiau tą jis darė, tačiau nuo kito sezono jis susijęs savo ateitį su Chicago Bulls komanda. 49 šaukimų Cameroną Bairstow pašaukė Čikagos klubas. 7 taškus Australijos rinktinėje yra įmetęs vienas geriausių Australijos krepšinio lygos gynėjų Adamas Gibsonas. 4 surinko Joe Englishas, mums labai puikiai pažįstamas iš Tel Avivo Maccabi komandos, kuri laimėjo Eurolygos čempionų titulą 2013-2014 metų sezone. Tuo tarpu Suomijos komandoje rezultatyviausias yra Sasu Salinas, kuris šiandieną atakuoja puikiai iš įvairių distancijų, metė 2 kartus iš dvitaškio, zonos 2 kartus pataikė ir pataikė abu savo mestus tritaškius metimus. 10 taškų, iš viso po 6 yra įmetęs Hanno Mötola. 6 yra surinkęs ir Antero Lehto. Tokia trijulė kol kas tempė Suomijos rinktinę į priekį. Ir prie šios trijulės pamiršau tik paminėti vieną Gerald Lee Jr., kuris šiandieną pelnė 9 taškus ir kurio sėkmingos atakos antrojo kėlinio pradžioje gadino nervus visam Australijos rinktinės trenerių štabui ir Australijos rinktinės gerbėjams. Čia atrodo šios dienos rungtynių teisėjai, techninis personalas bei sekretoriatas rado šiokį tokį sprendimą iškilusių problemų su technika. Taigi, matyti, neveiks vienas iš rungtynių atakos laikų, o šis atakos laikas yra svarbus Suomijos komandai ir bus garsiai pranešama, kiek yra likę laiko iki vienos ar kitos Suomijos rinktinės atakos pabaigos. O čia trečiąjį kėlinį taiklių metimų pradeda Suomiai ir Mikko Koivisto pataiko iš toli. Koivisto buvo tas žaidėjas, kuris antroje rungtynių dalyje draugiškame mače su Lietuvos rinktinė kiek pagadino nervus visai mūsų kandidatų ekipai ir Koivisto sugebėjo pataikyti 3 tolimus metimus iš 6 ir jeigu nesuklysiu, o jeigu suklysiu, mane pataisykite, kad Koivisto tuos visus 3 metimus pataikė būtent nuo trečiojo kėlinio pradžios. Ką ir šiandieną daro Koivisto, pasirodęs aikštelėje pirmą kartą šios dienos mače, 50-46 ir po taiklios australų atakos, o čia dar 2 taškai ir Rope Ahoninas pataiko. Nors kažkodėl salės pranešėjas taškus užrašė Timu Raniko. 52-46 po krepšių atsiduria Beinsas ir jo perdavimas skirtas Joe Englishui, kuris išgelbsti mūsų komentatorių stalelį nuo kamuolio žabangų. Turi grįžti į gynybą. Su kamuoliu Koivisto ir Ahoninas. 2 naujus veidus leidžia į aikštelę Henrikas Detmanas. Koivisto. Jo perdavimas komandos draugui. Ir 2 taškus pelno Erikas Murphy. 54-46. Dante Exumas, greitas ir staigus žaidėjas. Toks tipinis NBA lygos formato krepšininkas. Kartu su savo komandos draugais nieko nenuveikė po Suomijos rinktinės krepšiu, o Suomiai iššvaistė ne vieną tašką per antrojo kėlinio pabaigą, bando susigrąžinti savo pranašumą ir vos jis vėl netapo dviženklis, iš po krepšio nepataiko Suomiai ir taip suteikia papildomą dovanėlę varžovom. Skoti prameta, o čia Exumas nepataiko ir 2 taškai su pražanga. Aaronas Beinsas. Jo sėkmingas išpuolis, 2 taškai įrašomi Beinsui. Šiandieną Beinsas yra surinkęs 5
5 taškus ir dar galimybę Beinsui įmesti iš savo 6-ąjį tašką. Na, jeigu Beinsas nėra pažįstamas krepšininkas, tikriausiai Lietuvos krepšinio peripetijomis domitės palyginus visai nesenai. 2009-2010 metų sezone Vilniaus Lietuvos ryte rungtyniavo šis australas, kuris yra gimęs Naujojoje Zelandijoje, tačiau priėmė Australijos rinktinės pasiūlymą žaisti ir, žinoma, turi Australijos šalies pilietybę Beinsas ir gali ginti šios šalies garbę. Koti, jo perdamas komandos draugams, sukamas kamuolys palei tritaškio liniją, reikia jau galvoti apie metimą. Ir 2 taškus pelno suomiai, kuriems, žinoma, antroje rungtynių dalyje išauga papildomų problemų, kurias galime pavadinti force majeure arba problemos nepriklausančios nuo pačių suomių, taigi tenka taikytis prie tokio atakos laiko, kuris skelbiamas garsiai. Kimo Murininas, kaip ten bebūtų, pataiso savo komandos draugo metimą ir dar kartelį buvo padidinęs suomių pranašumą iki 7 taškų. Jį gali iki 5 aptirpdyti Joe Englishas, stojantis prie baudų metimo linijos. Na, yra tiek vienos, tiek kitos komandos sirgalių čia Švyturio arenoje. Na, jeigu Suomijos rinktinės palaikymo grupelė nekiek nestebintų, tai malonu stebėti, jog čia yra ir atvykusių iš pat Australijos šios rinktinės gerbėjų. Na, aišku, matyt, jau keliauja iki pat pasaulio taurės turnyro kartu su savo komanda. Būtų keista manyti, jog tik į Lietuvą atskrido palaikyti savo ekipos net iš Australijos atvykę šios šalies piliečiai. Australai dar vyks ir į Suomiją, ten sužais draugiškas rungtynes su būtent vietinė Suomijos komanda, taigi tiek treneris Andrėjas Lemonis, tiek ir Henrikas Denmanas galės pavarijuoti savo žaidimo schemomis ir pateikti galbūt jau kiek kitokį žaidimo planą jau per kitas šių dviejų komandų draugiškas rungtynes. O pasaulio taurės turnyre šios dvi ekipos tikrai nerungtyniaus vienoje grupėje. Australai kartu su Angola, Pietų Koreja, Meksika ir Slovenija, bei žinoma mūsų šalies rinktinė Lietuva rungtyniaus D grupėje. Suomiai kartu su Dominika, Naująją Zelandiją, Turkija, JAV ir Ukraina žais C grupėje. Su Ukraina Suomiai susitiks šio draugiško turnyro metu ir galės išbandyti savo jėgas prieš būsimą pasaulio taurės turnyrą. Na, dabar žiūriu tvarkaraštį, pasirodo, Suomiai su ukrainiečiais nežais. Galima daryti tokią išvadą. Galbūt šios dvi rinktinės nenorėjo susitikti šiame turnyre ir taip atskleisti savo kozirių. O, tarkime, būsimos pasaulio taurės turnyro dalyvės Lietuva ir Australija neturės kur dėtis, o sužaisti tarpusavyje. 56-54, Australai vėl sugeba priartėti prie Suomių, o Suomiai turi kažką pagalvoti sėkmingo puolime, idant ta persvara visiškai neištirptų ir nepavirstų į nieką. Murininas. Ahoninas. Koti. Arčiau krepšio jis skuba, nieko ten negali atrasti savo naudingo ir atakos laikas jau buvo priartėjęs į visišką pabaigą. Skubai greit ataka Australai. Niuliai. Perdamas komandos draugui ir iš toli pataiko Matthew Delovedova. Tiesa, yra įrašomi 2 taškai užminant tritaškio linijos ir rezultatas yra lygus 56. 56, 6 minutės bei 20 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Australai išlygina rezultatą. Na, to 3 taškų deficito panaikinimo, kuris buvo po 2 kėlinių, reikėjo laukti beveik 4 minutės, tačiau kaip ten bebūtų, lygus rezultatas įvyksta. Iš toli atakuoja Koivisto, jo metimas yra taiklus, labai taiklę rankelę turi Koivistą. Tačiau, kaip ten bebūtų, reikia galvoti apie veiksmus gynyboje. Taškų lenktynėse Australai gali finišuoti pirmieji, jie individualiai turi stipresnių žaidėjų, žvelgiant į jų karjeros stateles ir į dabartinius pasiekimus, o Joe Englishas pademonstruoja, jog yra super aukštos klasės žaidėjas, kerta visą Suomių gynybą ties galinę liniją ir pelno 2 labai lengvus taškus. 59-58 Murininas. Jo metimas netikslus. Australai pradeda perimti iniciatyvą į savo rankas. Delovedova. Naujasis. Tiksliau ne naujasis, o jau antrąjį sezoną Cleveland Cavaliers komandoje rungtyniausiantis krepšininkas.
kartu su LeBronu Jamesu, Kevinu Lovu ir dar kitomis įspūdingomis pavardėmis varžysis vienoje komandoje Matthew Dellavedova. Na ir už Clevelando Cavaliers vairo stoja Davidas Blatas, strategas, kuris vadovavo Tel Avivo Maccabi komandai. Taigi dabar Blatui bus užduotis, kaip sakoma, Dellavedovą įstumti į tokias situacijas, kuriuose jis bus labai naudingas visai Clevelando komandai. Murninas. Ir 2 taškus vargais negalais pelno Suomijos rinktinė. Pasižymi Matti Nutinen. Bredas Niuli. Pražanga ne jam, pražanga tam pačiam Matti Nutinen, kuris pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodo trečiajame ketvirtyje. 61-58 Suomiai bando vargais negalais šiek tiek atitrūkti. 3 taškų pranašumas yra daugiau negu trapus rungtyniaujant su Australijos komanda. Dellavedova. Aaronas Bainsas, gražus perdavimas Brokui Motumui, tačiau Motumas atsidūrė kiek aštrioje situacijoje ir po krepšiu negalėjo, liaudiškai tariant, realiauti. O čia tas pats Motumas pagaliau atranda save, pelno 2 taškus, 61-60, vėl 1 taškas skiria ekipas ir smagu matyti, jog rungtynės išauga į didesnę intrigą, kurios galbūt nematėme pirmąją didžiąją rungtynių dalį. Čia pražanga prasižengė 6 numeris Adamas Gibsonas. Tai yra antroji australų komandinė pražanga šio kėlinio metu, tuo tarpu Suomiai jau yra pažeidę taisyklės 4 kartus, taigi kiekviena kita pražanga bus baudžiama 2 baudų metimais. Suomiai nebeturi tokios prabangos stabdyti galbūt ir greitas australų atakas, dar jų besivystymo fazėje. O australai turi keletą papildomų galimybių. Iš tolėliau pataiko Antero Lechto ir ekipa skiria 4 taškai. Aaronas Bainsas vos jo nepriverčia suklysti Hano Miotola. Ne, tai ne Miotola, tai yra Antinikila panašaus sudėjimo ir panašios išvaizdos Suomis. O Aaronas Bainsas bando smagintis baudos aikštelėje. Jo dėjimas, kuris nesibaigia 2 taškais, tačiau 2 taškai gali būti pelnyti su ta sąlyga, jeigu Bainsas pataikys 2 kartus nuo baudų metimo linijos. 5 Suomių komandinė pražanga. Na, žinoma, buvo nelengva užduotis sustabdyti Aaroną Bainsą po krepšiu. Kad ir koks nebūtų pats plastiškiausias ir pats greičiausias žaidėjas po krepšiu, Bainsas sugeba išnaudoti savo masę. Ir tai yra, žinoma, sėkmingo darbo San Antonijos Spurs komandos treniruočių metu rezultatai. Bainsas yra keičiamas, pasirodo Neitas Dževai aikštelėje, 15 australų numeris. Šiuo metu rungtyniausiantis Stambulo Galatasaray komandoje ir 2014-2015 metų sezone kartu su Martinu Pociumi. Taigi Pocius galės šiandieną susipažinti su vienu iš savo būsimų komandos draugų. 10 sekundžių iki išpuolio pabaigos, kurį organizuoja Suomiai, ir čia labai graži ataka. Ir šios atakos herojus Antero Lechto pelno 2 taškus, neišsigąsta net ir Neito Dževai, įspūdingo sudėjimo krepšininko, kuris Europoje pradėjo ryškiau žibėti po sezono Belgrado Partizan komandoje. Po to sekė ir sezoną Ispanijoje, Barcelonoje, na ir minėtas karjeros taškas Turkijoje, Stambulo Galatasaray. Suomių varžovai australai prameta. Bando greitomis atakomis varžovus palaužti Suomiai, na ir bent jau šios rungtynių atkarpos metu tai sekasi daryti. Matti Nutinen 69-62, tritaškiai metimai yra pagrindinis šios dienos Suomių ginklas. Neišradinėja dviračio Suomiai ir tiesiog kuriems sekasi, tą ir bando pasikinkyti ir joti pergalės link Suomijos rinktinės kandidatai. Priminsiu, jog į Klaipėdą jų atvažiavo 16, taigi dar galutinio 12-ko Henrikas Detmanas tikrai nepaskelbė, o šiandieną negali rungtyniauti vienas iš svarbiausių kandidatų ir vienas iš labai realių 12-ko narių, Peteris Koponinas, Maskvos Srities Chimki klube rungtyniaujantis krepšininkas, klubas, kurį treniruoja Rimas Kurtinaitis ir kuris puikiai pažįsta Peterį Koponiną. Ir Koponinas galbūt šiandieną ir tausoja jėgas.
Ir žinoma, suomiams nėra kažkokių būtinumų iškovoti pirmąją vietą šiame 4 komandų turnyre ar iškovoti visas pergalės. Tiesiog suomiai turi visų pirma dar atrasti tą optimalią 12 žaidėjų komplektaciją prieš pasaulio taurės turnyrą. Keičiami žaidėjai Australijos rinktinėje, Matthew Dellavedova keičiamas. Ant parketo pasirodo 11 numeris Dante Exumas. 5 šių metų NBA naujokų biržos šaukimas. Utah's Jazz klubas pašaukė Exumą. Na ir viena iš ryškiai matyti ateityje žibėsiančių Australijos rinktinės ir Australijos krepšinio žvaigždžių. Žinoma, australai nėra, sakykime taip, stipriausios sudėties, kokios tik galėtų būti, jeigu turėtų visus 12 stipriausių krepšininkų. Negali rungtyniauti Australijos rinktinėje Patrikas Millsapas, NBA čempionas su San Antonijos Spurs ekipa ir Aarono Bainso bendraklubis minėtame klube. Čia Motomas dar 2 taškai, graži ataka. Millsapas yra patyręs traumą, o praėjusiame NBA sezone jis rinkdavo beveik po 10 taškų, taigi labai būtų naudinga žaidėjas Andrejusui Lehmanui Millsapas, tačiau jis rungtyniauti negali, kaip ir Andrėsas Bogutas, kurio taip pat nematysime Ispanijoje. 2 super kalibro žaidėjai, abu iš NBA klubų. Na, o Suomijos rinktinėje negali rungtyniauti Peteris Koponinas, tačiau jis negali rungtyniauti šiandien. Ajajai, apmaudžiai prarastas kamuolys ir Suomija skuba į greitą ataką. Murininas atsidūrė po krepšiu, vos nepraranda žaidimo įrankio, tačiau Suomiai vis dar su kamuoliu. Sasu Salinas nesiryžta atakuoti. Murininas, jo metimas ir jis yra taiklus. 75-65 ir Suomiai šios dienos rungtynėse leido australams išlyginti rezultatą, tačiau po to lygaus rezultato vėl viskas keičiasi į Suomių rinktinės naudą ir į 10 taškų pranašumą. Sirgalių radijas. Radio centras. Pirmosios minutės pertraukėlės antroje rungtynių dalyje paprašo Australijos rinktinės strategas Andrėjas Lehmanis. Matydamas, kad jo komanda sugebėjo, vienu metu jau atrodė, kad sugebėjo perlaužti rungtynių eigą į savo rankas, tačiau viskas baigėsi dar vienu eiliniu Suomių spurtu šios dienos susitikime. Ir tas spurtas dabar leidžia Suomijos rinktinės komandai ir Suomijos rinktinės kandidatams būti priekyje net 10 taškų persvarą. Na, tas žodelis net, prisimenant pirmosios rungtynių dalies įvykius, galbūt nėra ir pats tikslingiausias, tačiau, kaip ir minėjau, atrodė, jog australai galės pagaliau kontroliuoti rungtynių vadžias savo rankose. Tačiau kavingi Suomiai, besivadinantis vilkais, demonstruoja į vilko charakterį panašų žaidimą. Neitas Dževai, jo metimas 75-67 ir Dževai pelno pirmosius savo taškus šios dienos mače. Na, įspūdinga kūno sudėjimą turintis krepšininkas, tačiau šiandieną jis tų kamuolių pernelyg daug ir negauna ir iniciatyvos nesiima. Hanpa buvo su kamuoliu, dabar su žaidimo įrankiu Lekto, jo metimas ir jis yra taiklus 77-67. Abi komandos kol kas labai negalvoja apie gynybą. Na, žinoma, nuo to maloniau tik visiems žiūrovams, kurie stebi rungtynes už savo kompiuterių ekranų arba šioje Švyturio arenoje. O čia Bredas Niuli ir toliau kartu su visa savo komanda bei su oponentais veliasi į taškų lenktynės. Šiuose lenktynėse Bredas Niuli bent jau startinėme punkte finišuoja su 2 taškais bei dar pražanga ir galės sumažinti savo ekipos pranašumą. Tai yra Suomijos ekipos pranašumą iki 7 taškų.
O netrukus prasidės ir paskutinioji trečiojo ketvirčio minutė. Taip ir yra. Bredas Niuli pataiko nuo baudų metimo linijos 77-70. Na, o po šių rungtynių ilgam nepabėkite iš sporto.tv.lt tinklalapio. Jau nuo 7 valandos mes tiesiogiai transliuosime Lietuvos ir Ukrainos rinktinių draugiškas rungtynės. Čia pataiko Antti Nikila. Dar 2 šio krepšininko taškai, 4. taškas pasirodžius aikštelėje trečiajame kėlinyje. Prieš tai per 2 pirmosius kėlinius Nikila nieko ypatingo nenuveikė. O Brokas Motumas ir toliau smaginasi ir toliau jis yra rezultatyviausias Australijos rinktinės krepšininkas šios dienos mače. 17 taškų. Tačiau kas iš to, kai oponentai turi ne vieną Motumą, kalbant apie taškų rinkimo greičius. Dabar ir Sasu Salinas po ilgesnės pertraukėlės pasižymi, pelno 2 taškus ir dar stoja prie baudų metimo linijos. Sasu Salinas gali surinkti savo 13 tašką. Su ta sąlyga, jeigu pataikys nuo baudų metimo linijos, žinoma. – 24 sekundės ir 90 jos dalys lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Taigi australai teoriškai gali laikyti kamuolį beveik 99% viso likusio laiko. Suomiai turėtų tik teorinius šansus užbaigti ataką su kamuoliu savo rankose. Delavedova. Perdamas Neitui Dževai, tačiau kamuolio kryptį atspėja Suomiai ir nelauktas ir netikėtas šansas užbaigti ketvirtį tolimų metimų, kurį atliko Sasu Salinas. Metimas skrieja pro šalį ir baigėsi 3 ketvirčiai čia Klaipėdos Švyturio arenoje. Ir po 3 kėlinių Suomiai sugeba atstatyti savo dviženklį pranašumą, kurį matėme pirmoje rungtynių dalyje 82-72 ir netrukus ketvirtasis šios dienos mačo ketvirtis. Tuta. Daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi netrukus prasidės ketvirtasis kėlinys tarp Suomijos ir Australijos nacionalinių vyrų krepšinio rinktinių. Po 3 kėlinių rezultatas, kuris dega švieslentėje, galbūt nėra labiausiai lauktas Australijos rinktinės gerbėjų. Galbūt ir Suomiai nesitikėjo, kad po 30 žaidimo minučių jie bus priekyje 10 taškų skirtumų, 82-72. Kaip ten bebūtų, dar visos 10 minučių iki rungtynių pabaigos. Kas ten žino, galbūt matysime ir pratęsimą. Jeigu abi rinktinės, žinoma, draugiškų rungtynių metu nuspręs tokį žaisti. Būna taip, kad ir pasiruošimo cikle viskas baigėsi jau po 4 kėlinių, nors ir rezultatas yra lygus. Pirmoji ataka, kurią rezga australai, ji yra sustabdyta, kadangi buvo prasižengta ir prasižengė Suomijos rinktinė. Žinoma, pirmąjį sykį tik šio kėlinio metu, ką tik prasidėjusio ketvirčio metu, o čia slysteli Suomis ir atrodo, kad reikia pavalyti aikštelę. Būtent toje vietoje, kur buvo žaidėjų sangrūda, o iš toli pataiko Matthew Delavedova. Jis pelno savo 16 tašką. Tai yra 6 tašką, kol kas nėra dar gyvosios atnaujintos statistikos ir tenka įžiūrėti skaičiukus degančius švieslentėje. Taigi Delavedova pataiko savo antrąjį tolimą šūvį. Rezultatyviausiai Australijos komandoje rungtyniauja Brokas Motumas, surinkęs 17 taškų, 12 yra įmetęs 10 numeris Cameronas Bairstow.
11 įmetė Joe Englishas. Ir tai yra visi rezultatyviausi krepšininkai, kuriems pavyko pelnyti 10 arba daugiau taškų. Tuo tarpu Suomijos komandoje 13 yra surinkęs 30 numeris Antero Lehto. 13 yra įmetęs ir Sasu Salinas. Ir tik šie du krepšininkai yra sugebėję pelnyti dviženklį taškų skaičių. Ir toliau yra pavaloma Švyturio arenos parketo danga. O rezultatas po Delovedovos tritaškio tampa 82-75. 7 taškų pranašumas, kurį turi suomiai. Ir dar čia viskas toli gražu nėra priartėję prie aiškumo. Koivisto pataikė 2 tolimus šūvius trečiojo ketvirčio metu ir tai padėjo savo komandai toliau laikytis priekyje. Iš toliau atakuoja jau kitas Suomijos rinktinės kandidatas Samuelis Hanpa. Tiesa, jo šūvis nėra taiklus. Delovedova. Matome ir Gibsoną su kamuoliu, dabar ir Englishas, o metimą atliko Davidas Andersonas. Koivisto drąsiai atakuoja ir, kas svarbiausia, tą daro labai sėkmingai. 85-75, Miko Koivisto 9 taškas. Ir tai yra galbūt tas žaidimo planas, kuris niekaip nėra įkandamas Australijos rinktinėje gynyboje. Dar ir perimtas kamuolys, Koti su kamuoliu. Hanpa ir pražanga prieš Koti. Atsidūręs prieš aukštesnį varžovą Matthew Delovedova. Nusprendžia sustabdyti varžovo išpuolį ir neprisikurti daugiau problemų kartu su visa Australijos rinktinė. 1 minutė ir 14 sekundžių jau yra sužaista šiame ketvirtajame ketvirtyje. Australai taip pat prasižengė pirmąjį kartą šio kėlinio metu. Delovedovai tai jau yra trečioji asmeninė pražanga. Mūrininas prameta. Neįmūrija dvitaškio į Australijos rinktinės krepšį. Biersto atsidūrė po krepšių, metimas netikslus, tačiau Bredas Niulis suteikė dar vieną progą savo komandai. Delovedovo prameta ir su kamuoliu jau Miko Koivisto. Na, Suomiai žaidžia tokį paprastą krepšinį, keletas perdavimų ties tritaškio linijoje, nieko tokio ypatingo, nieko tokio sunkiai išsprendžiamo varžovų komandos trenerių, tačiau kai šiandieną tie metimai skrieja vienas po kito į varžovų krepšį, nieko labai ir nesugalvosi. Reikia tiesiog bandyti gintis kolektyviškai ir stabdyti varžovų atakas, dar prieš jiems išmetant kamuolį. Tačiau Suomiai, žaisdami kas svarbiausia komandiškai ir nesimdami kažkokių individualių veiksmų, demonstruoja, jog šiandieną Australai gali būti drąsiai palaužti. Bredas Niulis pelno 2 taškus. 10 jo taškas, prisijungia prie tų žaidėjų savo komandoje, kurie yra metę dviženklį taškų skaičių, o Miko Koivisto 4 jo tolimas šūvis ir Suomijos rinktinės persvara jau siekia 11 taškų. Štai jums. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi grįžtame po minutės pertraukėlės, kurios prašė dar kartelį Australijos rinktinės strategas Andrėjas Lemanis. Šio
kėlinio metu. Tai jau antroji pasitarimo galimybė, kurią ima australų strategas po didžiosios pertraukos. Taigi dar 1 minutės pertraukėlę turės Lemanis, jeigu norės pasitarti su savo krepšininkais. Tuo tarpu suomių rinktinės treneris Henrikas Detmanas turi visas 3 minutinės savo sąskaitoje. 88-80, tritaškį pataiko ir australai. Šiandieną tritaškiai labai nekrenta Boomersams, kaip jie yra vadinami savo gimtojoje šalyje. Boomers, dar kartelį pasikartosiu, reiškia kenguras. Taigi kenguro susitinka su vilkais. Bredas Niulį atakuoja iš toliai ir jis pataiko. 88-83, lieka 6 minutės bei 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Na, darosi vis labiau karščiau ir vis labiau įdomiau. Koivisto. Negalima nė sekundės palikti šio krepšininko laisvo ar netgi apylaisvio. Jis gali iš karto nubausti. Tačiau šį kartą nei Koivisto, nei visa Suomijos rinktinė nenubaudžia savo varžovų. Ir atrodo, čia dar 1 minutės pertraukėlė. Šį kartą jos prašo matyti jau Henrikas Detmanas, matydamas, kad jo komandos turėta 11 taškų persvarą, ištirpsta viso labo iki 5 taškų. Tuta. Daugiau nei 20 metų sporto aprangų pasaulyje. Užsisakykite jau dabar. info@tuta.lt. Kokybė garantuota. Sirgalių radijas. Radio centras. 88-83 rezultatas toks ir rungtynės labai rezultatyvios, sakykime taip, įdomios ir intrigos atžvilgių. Suomija visų rungtynių metu turi vienokią šiokią tokią persvarėlę. Ji buvo visiškai ištirpusi ir trečiojo kėlinio pirmųjų minučių metu, kuomet rezultatas buvo lygus. Kaip ten bebūtų, australai sugebėdami priartėti turi matyti, kaip suomiai suorganizuoja vieną ar kitą spurtą ir viskas vėl yra suomių rankose. Čia atrodo dar viena spurto apraiška, kurią organizuoja Andrejo Lemonio auklėtiniai. 2 tolimi metimai iš eilės ir rezultatas 88-83 arba, na, tik 5 taškų suomių rinktinės persvara. Suomiai, kurie šiuo metu sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio ir stebi įvykius iš šalies, yra geros nuotaikos. Bent jau tokios geros nuotaikos yra Geraldas Lee ir Šonas Hafas, kurie šnekučiuojasi tarpusavyje. Na, Timo Raniko taip pat sėdi ant suoliuko ir jo jau senokai nematėme, kaip ir 2 minėtųjų žaidėjų rungtyniaujant ant Švyturio arenos parketo. Davidas Andersonas perdavimas Dante Egzumui. Andersonas arčiau krepšio. Žaidimas nugara prieš varžovus kol kas ypatingų vaisių neduoda, tačiau yra Aaronas Bainsas, kuris sutvarko visus komandos draugo reikalus ir rezultatas 88-85. Suomiai yra prasižengę 2 kartus šiame ketvirtyje, australai 1 kartą, taigi pražangas, jeigu jų reikės, matysime jau matyti ketvirtojo kėlinio finiše. Čia Bredas Niulį, 2 taškai iš po krepšio, 88-87 ir būtent ta antroji minutės pertraukėlė, kurios šios dienos ketvirtojo kėlinio metu paprašė Andrei Lemanis, davė labai saldžių vaisių visai Australijos rinktinės komandai rezultato atžvilgių ir žaidimo, žinoma, atžvilgių tikrai šovė žaidimo kokybinė strėlė į viršų ir suomiai turi viso labo labai trapų 1 taško pranašumą. Keičiasi 2 žaidėjai. Mikko Koivisto, kuris pataikė jau 4 tolimus metimus šios dienos rungtynių metu, sėdasi ir Rope Ahonenas. Pirmasis numeris po keitimo pasirodęs Ville Kaunisto prameta iš vidutinio nuotolio, o australai labai greitai perbėga į varžovų aikštės pusę. Bredas Niulį, jo metimas. Jis nėra taiklus, taigi australai neišsiveržė į priekį po labai ilgos pertraukos. Tik rungtynių pradžioje australai turėjo pranašumą, na, jis buvo ir 5-0, kuomet tik prasidėjo rungtynės. Tačiau po to suomiai palengva sugebėjo priartėti ir galų gale netgi išsiveržti į priekį. Po pirmojo ketvirčio suomiai jau turėjo 9 taškų pranašumą, tas pranašumas po 2 kėlinių ištirpo iki 3.
Na ir taip lyg ant karuselių visos šios dienos rungtynės ir vyksta. Suomių metimas iš vidutinio nuotolio ir pataiko 5 numeris Antti Nikila. Rezultatas vėl šiek tiek naudingesnis Suomijos komandai. 90-87 ir tiksi jau antroji ketvirtojo kėlinio pusė. Arnas Beinsas. Bredas Niulis. Ryžtas įmetimui iš tolėliau. Jis nėra taiklus, kasgi su kamuoliu. Beinsas jį pamuša į Suomių rinktinės krepšį. Ir kas svarbiausia, šis tinklinio žaidimo vertas epizodas duoda 2 taškus į Australijos rinktinės komandos kraitį. Vėl 1 taškas skiria komandas. Suklysta Suomiai ir į greitą ataką skuba Ekzumas. Jo. Na, tai turėjo būti lyg ir dėjimas, tačiau atrodo, jog Ekzumas patiria traumą ir neapskaičiavę savo galimybių nesugeba netgi pelnyti 2 taškų. Na, matyt, trauma nėra labai rimta, kadangi sugeba pats atsistoti ir dar nupėdinti į aikštės užribį. Čia šioks toks rungtynių sustabdymas. Žinoma, Dante Ekzumas bus pakeistas kažkurio kitų krepšininkų. Na, nesinorėtų, jog Australai tiek laiko sugaišė kelionį į Lietuvą. Jau pirmąją viešnagės ir rungtynių dieną sugebėtų patirti labai skaudžius nuostolius. Atrodė, Dante Ekzumas gali rungtyniauti, tačiau kaip ten bebūtų, jis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na, toks kuriozinis epizodas, nepavyko net suorganizuoti kažką panašaus įdėjimą į krepšį, nepavyko pelnyti 2 taškų ir paprastų metimukų. Tačiau, kas svarbiausia, treneris Andrejus Liemanis išvengė skaudžios netekties. Australai dabar jau turi 12 krepšininkų, kurie yra pasiruošę rungtyniauti pasaulio vyrų krepšinio taurės turnyre. Jeigu traumą patirtų vienas iš šio 12 narių, tai reikštų, jog reiktų atsisiųsti kabutėse papildomą 12 žaidėją. Antrolekto. Atakuoja Suomiai ir dar vienas netikslus metimas su kamuoliu vėl bus Australai. Minėjau jau trečio kėlinio metu, jog neturi Australai 2 super žvaigždžių, kurios rungtyniauja NBA. Negali žaisti Andrew Bogutas, negali žaisti ir Patrikas Millsapas. 2 labai aukšto lygio žaidėjai, kurie praverstų bet kuriai pasaulio rinktiniai. Na, galbūt vienintelė išimtis yra JAV, kurioje niekad netrūksta žvaigždžių, nors ir ta pati Jungtinių Amerikos valstijų komanda netenka vieno krepšininko po kito. Polas Džordžas yra patyręs šiurpę ir įspūdingą kabutėse traumą, kalbant apie jos pasakmes draugiškų rungtynių metu. Draugiškų rungtynių tarp JAV rinktinės žaidėjų metu Polas Džordžas sugebėjo susilaužyti koją. Taip pat pasaulio taurės turnyre nežais ir Kevinas Durantas, taigi viena po kitos netekčių kamuoja JAV rinktinė ir, žinoma, Australai. Savo ruoštų taip pat neturi 2 labai pavojingo kalibro krepšininkų. O Australai baudų metimo seriją sugeba ne tik išlyginti rezultatą, tačiau jį ir persverti savo naudai. Cameronas Bairstow pataiko 2 kartus nuo baudų metimo linijos ir Suomiai turi gintis nuo būsimų Australų atakų ir, kas svarbiausia, patys būdami su kamuoliu, kaip ir yra dabar, suorganizuoti kažką sėkmingo, ką jie darė 3 ketvirčių metu. Ketvirtasis kėlinys sekasi jau nebe taip sėkmingai, matėme pirmąjį tolimą šūvį šio ketvirčio metu, o paskui žaidimas visiškai sustojo. Arnas Beinsas. Kamuolys vėl sukamas palei tritaškio liniją. Joe Englishas. Beinsas. Baudos aikštelės prieigose. Artėja prie Suomių krepšio Australai. Reikia galvoti apie metimą. Išmeta kamuolį Englishas ir pataiko iš toli. 94-90 Švyturio arena ūbauja. Atrodo, visi čia susirinkė į Klaipėdos krepšinio šventovę. Nori intrigos, nori gražaus žaidimo ir tokie metimai paskutinėmis atakos sekundėmis tikrai pamalonina visus žiūrovus. Antrolekto. 5 sekundės iki atakos pabaigos susitvarkė pagaliau ir rungtynių atakos laikrodis. 1 sekundė, reikia išmesti kamuolį.
Koti išmeta kamuolį, jis neįkrenta į krepšį, tačiau jau ir prieš tai buvo pasibaigęs atakos laikas, taigi suomiai dar kartelį nuleisdami galvas grįžta į savo aikštės pusę, nieko nenuveikia jau kurį laiką ir jau keletą atakų iš eilės. Inglešas. Aronas Beinsas. Biersau atakuoja, jo metimas nėra taiklus, taigi australai nesugeba pratęsti savo sėkmingo spurto. Lekto paguldo ant žemės Delavedovą, tačiau Delavedovą ir visi australai jau yra drausmingai sugrįžę į gynybą ir ginasi nuo šios pozicinės Suomio atakos. Klysta Suomiai ir tas, sakykime, lengvas, nesudėtingas žaidimas nešęs vaisių nebeduoda sėkmingų rezultatų, sėkmingų pasiekmių tik dabar. Iš tolėliau pataiko Antero Lekto, šiek tiek leisdamas lengviau kvėpuoti visai Suomijos komandai. Ir minutės pertraukėlės, beje jau paskutiniosios prašo Australijos komandos treneris Lehmanis. Sirgalių radijas. Radio centras. Na, smagu, jog šios rungtynės sulaukė didžiulio susidomėjimo ne tik tarp Lietuvos krepšinio gerbėjų, tačiau ir tarp Australijos krepšinio fanų bei tarp tų pačių Suomijos žiūrovų, kurie stebi šios dienos mačą tarp jų palaikomos Suomijos rinktinės ir Australijos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės. Australai galingo kalibro ekipa, tačiau net ir toks varžovas kol kas neišgąsdino Suomių. Jie turi 1 taško deficitą ir jeigu tik dabar įsijungėte šios dienos mačą, galbūt ir kilstelėjote antakius į viršų, pagalvodami, kągi čia išdarinėja Suomiai, arba atvirkščiai manydami, kągi šiandien daro Australai su gynyba. Tačiau visgi galiu jums visiems, kurie tik dabar žiūri šią transliaciją, priminti, jog Suomiai būtent buvo šios dienos mačo lyderiai ilgą rungtynių dalį ir tik ketvirtojo kėlinio metu Australai vargais negalais sugebėjo išgimdyti dabar turimą 1 taško pranašumą, tačiau jis yra labai trapus ir šiandieną labai sėkmingai iš toli atakuodami Suomiai gali pateikti dar ne vieną staigmenėlę ir toliau slysta vienas po kito krepšininkų ant Švyturio arenos parketo. Matyti visa krepšinio salė sudrėko nuo karščio, kuris pamažėlė traukėsi nuo Lietuvos ir žinoma nuo pačių krepšininkų kovų. Matėme ne vieną epizodą, kuomet žaidėjų samplaikoje buvo tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje Suomiai ir Australai. Atrodo, jog rungtynės gali būti pratęstos be skaudesnių pasekmių. Matėme, jog Dante Exumas, 5. NBA naujokų biržos šaukimas, Utah Jazz klube rungtyniausiantis žaidėjas slystelėjo ir nesugebėjo įspūdingai dėti kamuolio iš viršaus ir vos negavo labai skaudžios traumos. Dabar jis yra ant atsarginių žaidėjų suoliuko, na ir reikia tikėtis, jog jį dar išvysime ir tose pačiose rungtynėse tarp Australijos bei Lietuvos. Suomiai nesurezga atakos. Na, reikėtų galvoti apie sėkmingą puolimą. Iki rungtynių pabaigos lieka 1 minutė ir 15 sekundžių. Komanda skiria 1 taškas ir matome labai rezultatyvės pirmasis 4 komandų krepšinio turnyro rungtynės čia Klaipėdoje. Beinsas. Ir viskas baigėsi žingsniais. Na, tokia įprastinė Aronui Beinsui klaidelė. Matome tokių klaidelių ir tuomet, kuomet jis rungtyniavo Vilniaus Lietuvos Ryte. Tai buvo 2009-2010 metų sezone. Beinsas, atrodo, dar nėra išdiegęs tokių netikslumų savo žaidime iki pat gero ir subalansuoto žaidimo. Visgi karts nuo karto klysta. Ir šis aukštaūgis. Iš toli atakuoja Suomiai, nepataiko Ropė Ahoninas. Ir dar kartelį neužpuolė varžovų krepšio. Suomiai turi gintis nuo vienos iš paskutinių Australų atakų.
30 sekundžių, beveik tiek laiko lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Inglešas pataikė vieną labai svarbų metimą, pataiko ir antrąjį tokios pat svarbos tolimą šūvį. 97-93. Na ir šis metimas gali tapti pergalingu. Stebėsime, kaip viskas baigsis, čia minutės pertraukėlė. Sirgalių radijas. Radio centras. Because of the Wi-Fi connection here. No worries. Du tolimus šūvius ketvirtojo kėlinio metu pataikęs australas Joe Inglešas jau turi savo sąskaitoje 17 taškų. Jis užsiropšė prie rezultatyviausių savo komandos krepšininkų viršūnės, taip pat kaip ir Brokas Motumas įmetęs lygiai tokį pat taškų kiekį. 14 yra surinkęs ir 10 australų numeris Cameronas Bairstow. Na ir čia Suomių rinktinės ataka, ji gali būti ir lemtinga, jeigu Suomiai, žinoma, nesureks sėkmingo išpuolio. Perduodamas kamuolys, išvedamas vienas žaidėjas metimui iš tolėliau, tačiau nepataiko Antero Lechto ir tai matyt gali būti jau visiška pabaiga. Labai reikėjo šio tolimo šūvio visai Suomijos rinktiniai ir Suomijos rinktinės gerbėjams. Tačiau kaip ten bebūtų, tritaškio nėra, o Suomiai prasižengė ketvirtąjį kartą šio kėlinio metu. Australais taisyklės yra pažeidę viso labo tik 2 kartus, tačiau pražangos jau yra netoks labai svarus faktorius australams, o Suomiai pažeidžia taisyklės ir 5. kartą. Na, aišku, strategija yra labai paprasta. Siųsti prie baudų metimo linijos vieną ar kitą australą ir tikėtis, jog tas pats vienas ar kitas australas prames nuo baudų metimo linijos, bei dar taip suteiks papildomą šansą pakovoti dėl pergalės. Iki ketvirto kėlinio pabaigos beveik 14 sekundžių, o Inglešas pradeda savo baudų metimo seriją. Pataiko, tampa rezultatyviausiu Australijos rinktinės krepšininkų šios dienos rungtynių metu, 18 taškas. Ir kas svarbiausia, didina savo komandos pranašumą jau iki 5 taškų, 98-93. Na, dar viena įdomi dilema, ar šiandieną mes pamatysime vieną komandą pelnant 100 tašką. Žinoma, arčiausiai šio tikslo yra australai. 99-93, čia pražanga. Irgi taktinė. Tik 3. kartą prasižengė australai ir dar vieną kartą gali stabdyti varžovų atakas dar prieš metimą. 10 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos. Ahoninas. Pernas Kočiui, Kotis komandos draugui, metimas kabliu ir jis yra taiklus. Antero Lechto pademonstruoja savo cirko metimo sugebėjimus. O čia dar viena pražanga ir Joe Inglešas, ketvirtojo kėlinio žvaigždė bei herojus, gali pelnyti 100 savo komandos tašką bei dar vieną smagią gaidelę užbaigti šį mačą. 3 sekundės bei pusę sekundės dalies lieka jau. Sakykime taip, iki rungtynių pabaigos. Ir Inglešas gali paversti savo komandos taškų sąskaitą į 3 ženklę. Taip ir pavyksta. 195. Tai, ko įprastai kiekvienose rungtynėse laukia krepšinio gerbėjai, įvyksta. Matome labai rezultatyvų mačą. Australai surenka ir 100 tašką. Beinsas atkovoja kamuolį ir jau nebesuruošia mesti jį į krepšį. Na, visgi metimą atlieka. Tačiau jau po laiko. Taigi, po 4 kėlinių kovos rezultatas čia Klaipėdoje 195. Abiejų komandos rinktinių kandidatų nuotaika yra gera. Na, bent jau tokia atrodo, žvelgiant į Suomijos rinktinės atsarginių žaidėjų suoliuką. Ir baigėsi
Šios pirmosios rungtynės, kurias šiandieną transliuoja sporto.tv.lt jums tiesiogiai iš Klaipėdos. Nepamirškite, kad jau nuo 7 valandos jūsų laukia mačas tarp Lietuvos ir Ukrainos nacionalinių rinktinių, taigi likite kartu su mūsų kanalu ir niekur toli nepabėkite. Sirgalių radijas. Radio centras.